Ką, vyksta pasiruošimas, kraunamės daiktus. Stumas apie 800 metrų, tai pasiėmėm vežimėlį. Šiandien su Ignu gaudysim iš to pačio klubo. Tai ką, kraunamės daiktus ir važiuosim į vietą. Nu ką, aš pavežiau. Vėl Ignas veža. Yra ką veikti dviejų žmonių daiktus. Tai dar be platformų vis tiek lengviau. Ignelis tęsia kelionę. Taip ir keliaujam. Vieną vietą radom, bet ieškom plačiau, kad galėtų atsisės dviese. Daiktai ant karučio. Viskas sukrauta, maistas, sėteliai, meškerių dėklos, kėdės. Viskas sudėta. Ten toliau Ignas eina. Jeigu neras ten vietos, eisim čia. Tai tiek. Taip, šiandien naudosim surištą sistemėlę. Gatavai pirktas Kauno marių. Karosam gaudyti. Tai 2 kabliukai. Aišku, išpakavę buvom šiek tiek susipynę, bet čia labai lengvai atspint. Esmė kokia. Čia rišas pagrindinis valas prie dvišakio suktuko. Vienas kablys aukščiau ir vienas apačioj. Prispaudžiam jauko. Dedam pūstą kvietį. Čia turi aišku laisvumo šitoj vietoj. Arbuzėlis vaikšto. Ir metam gaudom. Antrą sistemėlę naudosim tokią. Irgi gatavai surištą. Karase ubica. 3 šeriklėlės. Nežinau, tik 2 ar 3 kabliukus. Vienos tokią bandysim. Ant kitos kitokią. Šiukšlės pasidedam, paskui susirinksim. Aišku, neišmėsim vietoj. Niekur neskubam. Kolega suktuką išėjo atsinešti. Su mašinai palikom. Tai va, sistemėlė atrodo štai taip. 3 kabliai, 3 šeryklos ir svoris ant galo. Tai rišam. Jei nepasiteisins sistemėlės, turim kriauklytę. Šitokius modelius 2. Ir šitokį kriauklę. Tai tiek. Ką užsidėjom, eisim mest. Viršutiniam 5 mešlinukai, apačioj 2 pūsti kviečiai ir 2 dzikeliai pūstus kviečius va tokius. Pirkom iš parduotuvės. Einam mest. Neparišom, naudosim beždžionėlės, plius signalizatorius. Einam užsirišti. Čia turim kitokią šeriklėlę. 3 mažos šeriklėlės, karase ubica, su 3 kabliukais. Tik biškutį painiojasi. Ant vidurinės dedam marcipaninį pūstą kvietį. Pradžiai po 2 bandysim dėti. Po 2 ir 2 dzikelius. Ant apatinio irgi marcipaninis 2. Nuo pernai metų uždžiuvo biškį. Nu ką, atrodo štai taip, viršuj sliekai,
sardinija, marcipanas dzikai, marcipanas dzikelis ir švinukas apačioj. Nueina mest. Gerai. Bolhatka, tu idėja šio nuplyčio. Kodėl mes iešmušio palikė, deginasi? Jo, dūdinė. Turim kibimą. Bet tokie smulkus tuk 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 ir laukiam. Valiuk atleido vėl. Nu ką traukiam, turim klevukų, žiūrim. Valdebaras neseniai pradėjo blaukam su kemuko, kalkarosas pradėsime. Kaudo baras. Ne, Arlavikas, aišku, gaudo, aš gaudo tik sudėjau. Ir jūs savo vietos, kur man patinka žvėjo, kur, aišku, šiandien negavau švėjo. Bet aš vienavai gaudo. Ir kaip Arlavikas čia parašo, kad nieks nekibo, tai būna, kad aš iš čia grįžtu 20 kg pagavęs būna. Kartais net ir daugiau. Mano rekordas Kauno mariose buvo pasvertas čia prieš kokius 8 metus, ar net ne šitoj vietoje, visai kitoj vietoje, bet irgi šienavą. Su draugu dviese gaudėm, pasvėrėm 72 kg. Pasvėrėm po kelius didžiausius karosus. Nu ką, sėdi. Žiobriukas nelegalas. Tiksliau mažas labai. Šį kartą sudėjom ne marcipaninį, o Fish Dreamo česnaką, vėl pustas kvietys ir po 2-3 oda truklio lervas. Eina mest. Kadangi naktis, dėsim šviesuliukus į beždžionės. Op, sulaužom. Atrodo štai taip. Dėsim į beždžionės. Nu va, prisinešėm malkų. O jis bus įkurt lauželį. Pasikepsim dešrelių. Ir laukiam kibimo. Tikslas karosas. Leido, pakėlė, primitino prie... Nieko nėra. Žinot, nebuvo. Ant šitos nėra šaika. Ant kitos turim kibimą. Yra.
Tu čia foką susirinkai? Net neturiu jo. Įsitrauk čia, įsitrauk čia į krantą, kaip tu įsitrauk. Kažkas geras. Karosas. Galbūt yra pirmas karosas. Tik jis eina pas tave. Turėsi dabar tarp savo koliukų įsivesti čia į krantą nusivesti. Kalnelį. Taip, turim karosą. Turim šaiką karosą. Blemba, paimti neina. Pirmas Kauno marių karosas. Ką? Karaceo bico sistema. Mesim vėl. Masalas tas pats, svarbiausia dzikelių dėti nedaugiau kaip 2, 3, 5 nedėkit, nes nėra kibimo kol kas. Tai metam. Praėjo 20 minučių, darom permetimą. Pūsto kviečio nebebus, uždėsim naują, dadėsim, jeigu reiks dzikelių, maks iki 4 ir bandom, gaudom toliau. Mažytis karšiukas. Jis pats į krantą lipa, matė. Kažką turim nedidelio. Ha! Žiobris! Turim žiobrį. Šįkart gražesnį. Nu ką, išlaukimas buvo 3 minutės, žiobriukas užkibo. Viską pakartojam kombinaciją. Darom metimuką, laukiam karosą. Turim gerą kibimuką, laukiam. Kažkas sėdi. Bet arba pasileido, arba nedidelį. Nedidelis kažkas yra. Vėl lėščiukas nedidelis. Nedidelis lėščiukas. Nu ką, kadangi atsilaisvino geresnė vieta dumblynė, keisim vietą. Tai renkam meškeres, daiktus ir keliausim ten. Ir manom, bus tikrai daug efektyvesnė vieta, nes per 5 valandas čia pagavom 3 žiobrius. 2 karšiukus, nu, tokius per delną 200 gramų vieną karosą. Tai susitiksim iš ten. Kraunam daiktus ir nešam. Turim kibimą vėl. Ant tos pačios pakeitus vietą karosą ištraukiam. Dabar vėl kimba. Sistema karasų bico. 3 šeriklėlės, 3 kabliukai. Pūstas kvietys ir po 2 dzikelius baltus. Turėjom silpną prisilietimą, persimesim, galbūt nuvalgė. Tai pūsto kviečio nėra. Dėsim, mesim. Karosas ar karšis? Karosas, bet turbūt karosas arba lygiai. Karosas.
Karosiukas. Karosiukas, sako. Kilogramas bus. Čia karosys čia, ne karosiukas. Tikras karosys. Nu va, kolegai pirmas. O, čia geras. Laukia ir sulaukė. O mes sėdim, bandom. Turim kibimą. Du dalykai, arba tau užėjo, arba man klaus. Tai yra. Vėlėščiukas. Vėlėščiukas nedidelis. Ką pakeitus vietoj išaušo rytas. Dumblynę bandom. Porą pagavom. Sėdim toliau. Saulutė pakils, gal bus geriau. Ir pagal neširės plotą matau, kaip ir turėtų. Turėt. Tada neširės bando traukti. Net saktuką nukalė. Geras čia bus. O, Nu čia papuola šitoj vietoj, Pas tave pareina. Vietoj papuola, bet labai retai. O, yra karosas gražus. Tai tu, tarp mano išame. Per vidurį praėjo. Gerai, viskas tvarkoj. Taip papuolai. O, gražu karosiukas. Jeigu bus nesunku kolegai prineš, gal parodys prie tranėlę pas mane, o panašus gal kitur kažkada didesnių. Jo, didesnių. Bet va, karosai. Sidabrinį Kauno marių karosai. Gaudom dumblynę, bet dumblo šono pas karosą. Turim karosiuką. Saldus Yes. karosas. Aš jau krūtiniu. O, kolega turi kraują. Kas čia dabar? Žiūrėk, papuolė tas, kad Eik, nahai. Nespėjau suvesti to gaidžio. Ir karočią, nutraukė transliaciją. Net kai mane užkis, o kiek valandų degilių. O laužo meškėlis dės. Nu ką, išaušo rytas. Turim dar vieną. Karosiukai. Va tokie. Prasideda biškį judesiukas, o kolega pagavo, man klaukas buvo gal prasidėjęs biškį judesių. Laukiam. Turi? Jo. O, kolega pačiupo, ilgai laukia. Visą valandą. Čia dar vienas.
Nu ką, žvejybą baigiam. Trauksim žuvį, žiūrėsim ką pagavom per pusę paros. Šiek tiek yra. Nu, tokie karasiukai. Kaip matot, džiunglės geras daiktus, kaip reikia parsivežti. Baisu, bet kadangi dviese, dviejų daiktai pasikeisdami, kaip nors. Tai taip ir vargstam per mišką. Pasikeisdami. Viena pagoda, trečdalį kelio įveikiam. Liko dar 2 dalis. Bet nieko, pasikeisdami per kokią 12 valandų pareisim. Geriausia atvejai. Tai va. Tikras džiunglės. Tikros džiunglės. Vakar buvo visur užmušta. Šiandien vietų yra. Galima arčiau gaudyti. Šiaip ne taip atvykom. Grįžom iki mašinos. Krausimės daiktus, važiuosim namo. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Palaikinkit, pasubscribinkit. Laukit kitų laidų. Reziumė toks, kad naktį kažkiek kibo. Paryčiais daugiau, po 4 valandos ryto. Paskui kaip užsidarė dieną, be pagavom vieną per 5 valandas. Kibimų buvo, kurių neištraukėm. Nepakirtom, gal nelaiku, kai atleidinėjo, reikėjo kirsti, kada prikelinėjo. Tai reziumė toks, kad bandyti vežą, bet reikėtų dar šiek tiek palaukti, kad vanduo sušiltų. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Žuklės prekės žvejokelias.com Žuklės prekės žvejokelias.com Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejokelias.com I'm fast as boy.